Deividas Aikas. Prisimink, kas esi. Paskutinėme svetainės įraše Deividas Aikas apie šiuolaikinę vergiją aptarėme Deivido Aiko idėjas apie nematomą žmonijos pavergimą, sąmonės manipuliavimo, klastojimo priemonėmis. Kad išsivaduotume iš tos nematomos vergijos pančių, reikia tik prisiminti, kas esi iš tikrųjų, sako Aikas. Šiame įraše pateikiama papildomos informacijos iš Aiko knygos Robotų sukilimas. Tos knygos įvadas pavadintas Prisimink, kas esi. Pagrindinė knygos Robotų sukilimas tema yra užslaptintos pastangos valdyti žmonių rasę. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba fantastiškai, bet atidžiau įsižiūrėkite į jūsų supantį pasaulį ir pamatysite, kad tai visiškai realu, kad tai veikia mūsų gyvenimą kiekvieną akimirką. Valdantieji vadina tai sąmokslo teorija, bet šiandien vis aiškiau matyti, kad tai, kas užvakar buvo vadinama sąmokslo teorija, šiandien jau įkūnyta mūsų tikrovėje. O tai, kas vadinta sąmokslo teorija vakar, šiandien vis aiškiau reiškiasi tikro sąmokslo, pilnų tempų diegiamų į mūsų gyvenimą pavidalais. Ir Aikas iškėlė savo ir kartu visai žmonijai uždavinį demaskuoti šį sąmokslą ir tuo pačiu pasipriešinti totalaus žmonijos pavergimo planams. Taigi, kaip Aikas atsako į klausimą, kas aš esu iš tikrųjų? Jis sako, tikrasis aš yra ne fizinis kūnas, kurį mes taip aiškiai matome, jaučiame, čiuopiame. Iš tikrųjų kūnas tai tik variklis, skafandras, suteiktas mums pragyventi čia, žemėje, tik vieną fizinį gyvenimą. O mūsų amžinasis aš yra mūsų sąmonė, mūsų dvasia, mūsų protas. Tuo momentu, kurį mes per klaidą vadiname mirtimi, mūsų amžinasis aš, tai yra mūsų sąmonė, mūsų dvasia, palieka kūną ir persikelia į kitas erdves tęsti amžiną evoliuciją. Kaip tik tai ir vyksta su žmonėmis, kurie patiria vadinamasis mirčiai artimas būsenas. Tūkstančiai žmonių yra pasakoję ir aprašę savo pojūčius, kaip per širdies priepuolį ar nelaimingą atsitikimą, juos kuriam laikui buvo ištikusi klinikinė mirtis ir jie matė, kaip išeina iš savo kūnų ir iš viršaus ar iš šalies stebi, kas vyksta aplink gyvybę praradusius kūnus. Visi jie pasakojo tą pačią ar beveik tą pačią istoriją. Jie išeina iš savo kūnų ir iš šalies stebi savo kūną, gydytojus, kurie plūša, stengdamiesi juos atgaivinti. Tai, kas žiūri žemyn į kūną be gyvybės, yra mano sąmonė, mano asmenybė, pasakoja jie. Bet aš jau nesu to kūno dalis. Po kurio laiko jie staiga vėl grįžta į kūną ir vėl ima matyti viską pro fizinės akis. Štai kas vyksta su žmogumi, kai jis atseit miršta. Tuo momentu sąmonė ir dvasia palieka kūną. Mūsų fizinio kūno gyvenimo trukmė ribota, bet mūsų sąmonė amžina. Sąmonė ir energija yra vienas ir tas pats. Visa, kas egzistuoja kūrinijoje, yra ta pati sąmonė energija, tik skirtingų būsenų. Visus skirtumus tarp daiktų, reiškinių, sąmonių sudaro sąmoningumo lygmuo, vibracijų dažnis. Kuo aukštesnis vibracijų dažnis, tuo aukštesnis evoliucijos lygmuo. Pasaulio sandarą puikiai iliustruoja vandens pavyzdys. Vanduo gali turėti kietą, skystą ir dujinį, garų pavidalą. Tiems pavidalams būdingos skirtingos fizinės savybės. Bet tai tas pats cheminis elementas, ta pati substancija. Panašiai yra ir su sąmonės energija, kuri sudaro visą kūriniją. Taigi ir galia, kurią mes vadiname Dievu,
nėra žmogaus pavydalą turinti būtybė, sėdinti ant dangaus sosto. Tai visa apimanti sąmonė, tai visa kūrinyje. Tai ir siena, kurią matome prieš akis, dangus, lietus, tu, aš, viskas yra Dievas. Mes visi esame lašeliai kosminės sąmonės vandenyne. Tu esi aš, o aš esu tu. Mes visi esame to paties vienio aspektai, neregimo energijos srauto dalys. Visi skirtumai tarp mūsų giliausia prasme yra gryna regimybė. Vieną iš taip vadinamų didžiųjų paslapčių sudaro klausimas, kur mes atsidurime, kai baigėsi mūsų fizinis gyvenimas. Bažnyčia sako, kad atsidurime rojuje, skaistykloje ir pragare. Ateizmas ir materialistinis mokslas sako, mes niekur neatsidurime, mes tiesiog išnykstame, nes šis fizinis pasaulis yra viskas. Daugiau niekas neegzistuoja. O iš tikrųjų sąmonės vandenynas, kurį mes vadiname Dievu arba kūrinyje, turi begalę evoliucijos lygmenų ir vibracijų dažnių. Pavyzdžiui, erdvėje, kurią dabar užima jūsų kūnas, sklinda visų dažnių radijo ir televizijos stočių bangos. Jūs negalite jų matyti ir jos negali matyti viena kitos, nepaisant to, kad yra toje pačioje erdvėje. Negali matyti todėl, kad sklinda skirtingo ilgio, skirtingo dažnio bangomis. Ieškoma radijo stotį, tu randi sukiodamas dažnių reguliatorių. Tos stoties skleidžiamų bangų dažnis tuo momentu tampa radijo realybė, atitinkamų radijo pasaulių. Pasuk dažnių reguliatorių iki kitos stoties dažnių ir radijo realybė pasikeis. Tas pats vyksta ir su mumis. Šiuo metu mes esame suderinti su fizinio pasaulio bangų dažniais. Ir šį pasaulį mes vadiname visata. O kai mes mirštame, mūsų sąmonė palieka kūną ir mes atsidurime kitų dažnių pasauliuose, anapusiniuose pasauliuose. Tai, ką mes vadiname vaiduokliais, yra būtybės kitų vibracijų dažnių pasauliuose. Jos dažnai atrodo tarsi perregimas rūkas. Ir taip yra todėl, kad mes regime jas ne iš jų pačių, o iš mūsų realybės dažnių. Kažkas panašaus vyksta, kai mes ne visai tiksliai nustatome radijo stoties diapazoną ir tada girdime ne visai švarų, išplaukusį garsą. Šalia dominuojančios stoties skleidžiamos programos galime girdėti ir šalia esančių silpnesnių stočių garsus. Kažkas panašaus vyksta ir regimų šviesos bangų diapazone, kai mums pasirodo vaiduokliai. Jei mes būtume tų pačių dažnių pasaulyje kaip ir vaiduokliai, tai jie būtų taip aiškiai matomi, tokie realūs, kaip ir mes patys. Kosminiai ateiviai, apie kuriuos toliau bus kalbama šioje knygoje, dažniausiai veikia kitų vibracijų diapazone. Todėl kai kurie žmonės gali juos matyti, o kiti negali matyti. Tai reiškia, kad nustatydami, orientuodami savo sąmonę į kitus vibracijų dažnius, mes galime priimti informaciją iš kitų realybės plotmių. Tai procesas, kuris vadinamas channelingu, kontaktavimu, regėjimais ir kitais panašiais vardais. Bebaimiai, atviros sąmonės mokslininkai, fizikai, biologai, matematikai savo tyrimais įrodo, kad visą kūrinyje sudaro vibracijos ir kad kiekvienoje visatos dalelytėje įsikūnijusi amžinoji sąmonė. Tiesa, tokie mokslininkai susiduria su kliūtimis. Skleisti šią mokslo tiesą ir informaciją trukdo mokslo sistemos funkcionieriai ir didieji kolektyvinės sąmonės manipuliatoriai. Manipuliatorių siekis – priversti mus patikėti, kad fizinis pasaulis yra vienintelis ir kad be jo daugiau nieko nėra,
kad mes esame grynas kosminės evoliucijos atsitiktinumas, kad mes apskritai neegzistuojame iki gimimo, neegzistuojame ir po mirties. Didesnė nesąmonė sunku net ir sugalvoti. Sąmonė nuolat reprodukuoja save ir nuolat plečiasi, užpildydama tuštumą ir begalybę. Aukščiausiame lygmenyje, aukščiausių dažnių lygmenyje yra pirminė sąmonė, pirminis šaltinis, iš kurio viskas kilė. Šią pirminę sąmonę aš esu linkęs vadinti šaltiniu. Jis taip pat nuolat vystosi, stebėdamas ir sugerdamas visą patirtį, kurią gauna jo aspektai, jo kibirkštis žemesnių dažnių lygmenyse. Taigi šaltinis yra supersąmonė, iš kurios viskas kilę ir kuri yra viskas. Sąmonė, siela, dvasia yra artimos reikšmės sąvokos, apibūdinančios tą energijos lauką, kuris teikia gyvybę fiziniam kūnui ir kuris niekada nemiršta, neišnyksta. Tai energija, funkcionuojanti tame lygmenyje, kurį dabartinis mokslas vadina subatominiu lygmeniu. Šie energijos laukai, didžiosios sąmonės aspektai, reinkarnuojasi į begalę fizinių būtybių šioje planetoje ir bet kur kitur visatoje. Tam tikra prasme mes visi esame ateiviai, nes mūsų inkarnacijos Žemės planetoje yra tik dalis mūsų didžiosios kosminės evoliucijos. O čia, Žemėje, mes esame pragyvenę daugybę gyvenimų įvairiausiose istorinėse epochose ir skirtingiausiose kraštuose ir netgi rasėse. Kai suvoki šias tiesas, rasizmo ir nacionalizmo prietarai tampa tiesiog juokingi. Mintis yra kūrėja, nes viskas yra mintis. Kuo galingesnė sąmonė, tuo didesnė kuriamoji galia. Ne fizinių dažnių lygmenyse mintis kūrė tiesiogiai, paversdama energijas tuo, kas vizualizuojama mintyje. Netgi tankesnėme fizinėme lygmenyje, daiktų pasaulyje, viskas pirmiausia sukūriama mintyse. Tarkim, padaromas projektas, brėžinys ir panašiai. Ir tik po to pagal jį padaromas konkretus daiktas ar prietaisas, nuo plaktuko iki kompiuterio. Kiekviena mūsų mintis sukuria energijos lauką, vadinamąją minties formą. Ir tai paaiškina telepatijos prigimtį. Vienas asmuo pagamina minties formą, o kitas gali ją dekoduoti, perskaityti. Minties galia kurti meilę ir harmoniją, arba neapykantą ir disharmoniją, yra begalinė. Ir kiekvienas mūsų gali gaminti ir tokią, ir kitokią energiją. Manipuliatoriai, apie kuriuos kalbu šioje knygoje, žino apie šias mūsų galias ir stengiasi panaudoti jas taip, kad galėtų valdyti mus. Minties energiją jie nukreipia į individualų žmogų ir siekia pakreipti jo mintis jiems reikiamą kryptimi. Žmonės, kurie siekia skleisti pasauliui meilę ir harmoniją, į šias klaidinančias, netinkamą kryptimi stūmenčias pastangas turėtų reaguoti be pykčio. Jie turėtų atkakliai laikyti savo nuostatų ir toliau skleisti meilės bei harmonijos energijas. Mes turėtume ne tik galvoti apie tai, bet ir tiesiog gyventi meilėje ir harmonijoje. Juk mes patys kūrėme savo realybę. O jei mūsų mintis juodos, žalingos, klaidingos, tai mes tuo pačiu pritraukiame į savo ir visuomenės gyvenimą būtent tokias energijas. Pavyzdžiui, mes pritraukiame į gyvenimą tai, ko labiausiai bijome. Pagal principą panašus pritraukia panašų. O juk šiuo principu panašus pritraukia panašų, grindžiamas karmos dėsnis. Manipuliatoriai nenori, kad mes žinotume esantis amžinos šviesos ir meilės esybės su begalinėmis galiomis. Kad žinotume, gali pakeisti pasaulį keisdami savo mąstymo būdą. Kad žinotume, jog mes visi esame vienis,
to paties didžiojo vienio dalelės, tik esančios ant skirtingų tos pačios dvasios evoliucijos laiptelių. Žmonės, kurie tai žino, kurie gyvena pagal tokio žinojimo principus, nėra taip lengvai valdomi ir kontroliuojami. Bet manipuliatoriai ir tokius žmonės norėtų įtikinti, kad jie yra kosminio atsitiktinumo padariniai, norėtų įkalinti jos dogmatinės religijos kalėjime. O svarbiausia, nuolat ir atkakliai įtikinėti, kad priešingos idėjos, kurias mes ką tik išdėstėme, yra grina nesąmonė, svaičiojimai. Manipuliatorių tikslas yra nukreipti mūsų dėmesį, mūsų energijas nuo aukščiausių mūsų esybės lygmenų. Į žemę, į fizinį pasaulį, inkarnacijos metu ateina tik dalis mūsų sąmonės, mūsų dvasios. Tik dalis tampa fizinio kūno materialaus pasaulio subjektu. Tik dalis sielos, tik dalis dvasios tampa pavaldi griežtiems fizinio pasaulio dėsniams. Kita sąmonės dalis, dažniausiai vadinama pasąmonė ir supersąmonė, arba mūsų aukštesniuoju aš, lieka anapus uždangos, skiriančios fizinį ir dvasinį pasaulius. Ir šita anapusinė sąmonės dalis, tarsi gidas, veda mus žemiškojo gyvenimo labirintais. Mūsų aukštesnysis aš gali būti vadinamas žemiškojo gyvenimo misijos kontrolieriumi. Jam žinoma mūsų įsikūnijimo prasmė ir tikslas. Jis žino, ką ir su kuo mes pasirinkome patirti. Jis žino, ką mes įsipareigojame žmonijai, planetai, visai kūrinijai. Aukštesniojo aš impulsus, patarimus, nurodymus jaučiame per intuiciją. Pavyzdžiui, mes jaučiame trauką tam tikroms vietoms, žmonėms, gyvenimo modeliams. Kai aukštesnysis aš pasireiškia mūsų žemiškame gyvenime neįtikėtino sutapimo forma, mes dažniausiai sakome: nesitikėjau tavęs čia sutikti. O koks mažas pasaulis, koks sutapimas. Kai mes prarandame ryšį su aukštesniuoju aš, su savo supersąmonė, mus gali ištikti didžiulės bėdos. Mes galime pasiduoti kvailiems potraukiams ar destruktyviems poelgiams. Taip atsitinka todėl, kad mes netenkame ryšio su ta savo esybės dalimi, kuri mato daug plačiau, daug toliau už mus. Taigi, įsivaizduokime, kad mes pasiduodame skatinimui išjungti ryšį su savo misijos kontrolieriumi, su savo aukštesniuoju aš. Ir kad manipuliatoriai tuo pat metu ima kontroliuoti visą informacijos srautą, pasiekiantį mūsų per mūsų akis ir ausis. Tokiu atveju mes gana lengvai ir greitai pamiršime, kas mes iš tikrųjų esame ir ką veikiame čia, žemėje. Kaip tik tai dabar yra ištikę milijardų žmonių, kurie virto robotizuotomis būtybėmis. Ši kondensuota žinių santrauka gali ne tik padėti žmonijai išsivaduoti iš dabartinio mentalinio kalėjimo, bet ir atskleisti savyje milžinišką nesenkančią energiją.